Labas vakaras, mėly futbolo aistruoliai ir aistruolės, sveikinuosi su jumis iš Vilniaus. Pakankamai saugus. Pradėjo rungtynes 22 numeris vartininkė Meda Šeškutė. Čia labai pavojinga proga, išvydome smūgį dešiniuoju kraštu, čia skersas pusėje. Saugo kamuolį MFA Žalgiris MRU ir čia turbūt bus smūgis, taip, smūgiuojama iš baudos. Kitai. Vosdauskaitės perdavimas į dešinę. Skersuojamas jo aikštėje. Nepastebėjo tose rungtynėse. O čia Lazdauskaitės perdavimas ir krenta pirmasis rungtynių įvartis. Muša įvartį ir džiaugiasi su savo komandos draugėmis, nes laimi dvikovą Kairytė. Čia dar perdavimas į kairę. Rodrigės, jos smūgis ir Meda. Šį sezoną tikrai nemaža dalis FK Žalgiris futbolininkų patobulėjo ir rinktiniai. Tikiu, jog ateityje iš šio komandos tikrai ne viena futbolininkė yra pakliusi tą rinktinę. Lazdauskaitės smūgis. Aišku, tą seriją norėtųsi traukti žaliai baltoms. Čia smūgis Kauno rajono Hegelman komandai. Čia reidas į baudos aikštelę, skersuojamas kamuolys, perdavimas, smūgis ir neįmuša. Pamatysime ir po to jau gali sirgti tikrai pavojingas epizodas, o čia šiai amerikietiai. Meden. Perdavimas į priekį, blokuojamas. Argumentų pirmajame kėlinyje. Čia smūgis. Merginų namų dvikova. Dar 3. MFA Žalgiris MRU komanda daugiau futbolininkų turi savo dispozicijoje. 7 ant atsarginių žaidėjų suolelio. Teisingiau buvo 7, dabar jau. Meden susistabdo kamuolį, kyla į ataką, Lazdauskaitė ir Dugbe. Kartu su ją puolime. Čia Dugbe muša link vartų ir pelno antrąjį MFA Žalgiris MRU įvartį. Dar vieną tvirtą žingsnį link 3 taškų, link pergalės, kurių joms. Lazdauskaitė. Kapitonės perdavimas į dešinę, ten Aleksandrija Meden. Aišku, dar priminsiu, pasinaudodamas progą, jog šiandien po šių rungtynių, galbūt po šios epizodo, Meden smūgis į artimą, į vartų kampą ir veržia į priekį. Na ir čia jau gali būti taip, jog viskas kaip ir bus. Toliai galinė linija, žemas. Perdavimas atliekamas, nestandartinis pasirinkimas. Čia Fereriks. Perdavimas link baudos aikštelės. Kamuolys pataiko į skersinį. Meden su kamuoliu. Veržėsi pro dešinę pusę. Aplenkta varžovė. Kamuolys MRU komanda. Čia pamatoma priekyje bėgantė Dugbe. Labai geras jos perdavimas komandos draugiai. Čia smūgis link vartų. Kairytė. 3 varžovės priešais ją, bet drąsiai veržėsi ši jauna futbolininkė. Dugbe. Su kamuoliu baudos aikštelėje apsisuka ir šiek tiek apgudrauja savo varžovę. O čia panašu matysime. Ir stiprus smūgis tiesiai į vartus ir tribūna. Štai toks šventimas čia, džiaugsmingos akimirkos MFA Žalgiris MRU komandoje ir galima sakyti jau ir pergalės. BCRN. Pražanga aikštės viduryje ir išvysta dėl to. Viskas čia skelbiama, rungtynių pabaiga ištiksėjo. Pagrindinis laikas ir rungtynių. Arbitrė nusprendė nekankinti abiejų komandų, rezultatas yra daugiau negu aiškus, tad ir nėra ko čia daugiau pridėti tų minučių. Na, o rezultatas 4-0